Hey, hello, how you doing? Hello. I do well, thank you very much. A čia šiandien Do angliškas well. bus. I do what I do. A šiandien I angliškas do bus. what I do. Ne, čia su tokiu interpu, žinai, čia toks įvažiavimas, tipo, hello, how you doing? Arba, tu žinai, how you doing? Legendinis Džo klausimas. Ja, šitas geras įvažiavimas būtų. Kur, tipo, Šiaip, visi susilydo, žinai. Svarsčiau apie tai, kad galėtume padaryti, kai bus su 20 serija angliškas special, žinai, nes yra čia tų mano žydžiumo draugų klausia, nes nieko nesupranta, ką čia kraunamės. Tai, sako, būtų įdomu. Aš taip, žinai, galvoju, jeigu mes darysim tą anglišką podcastą, tai bijau, kad bus tokio lygio, žinai, kur jie some table. My England is very best. Nu jo, bet įdomu, žinai, kas gautųsi. Galėtume pabandyti. Padarysim gal video versijas. Lietuvišką, anglišką žiūrėsim, kas geriau gaus. Kiek gerai ir kiek blogai bus, ne? Jo. Galima. Tai va, tai kaip tu gyveni, Krista? Aš gyvenu vis dar užsihypinu šiandien. Matau, tu čia kaip ant draksų dabar po tų mokymų. Nu, blemba rimtai, žinai, mokymų draksai buvo. Įvedė tokia, žinai, injekciją tokią gerą davė. Information update gavai, čia instaliuota. Infodraksas. Šiaip, blembaškai tikrai, ne po visų, žinok, tai būna. Šiaip gan dažnai atrodo, kai turi kokius, žinai, mokymus, išgirsti kažką naujo, taip jauties labai fainiai, nes galbūt kažko sužinojai, galbūt atnaujinai žinias. Kitas dalykas, galbūt fainai, tai kad iš vis varėjai tokius, nes, žinai, kažkom domiesi ir taip toliau. Aišku, čia buvo tie mokymai mums suplanuoti jau darbovietės, ne tai, kad mes patys pasirinkom, bet mums suplanavo ir tiesiog, sustigavo, kas juose turi, žinai, dalyvauti. Ir šiaip galvoju tikrai žiauriai fainiai, kad tuose, žinai, mokymuose dalyvavau, nes pas tą pačią, žinai, seminaro vedėją, ekspertę, antrą kartą einu, tai kažkaip ir pirminė nuvylė ir dabar kažkaip nenuvylė, bet šį kartą, man atrodo, aš taip labiau to tokio entuzijazmo, žinai, jaučiu, nes kažkaip pavyko galbūt labiau susifokusuoti visą tai, žinai. Man dar patiko jos pasakymas, žinai, kur fokusas, ten energija. Kur energija, ten yra kažkokie veiksmai, žinai. Ford Focusas. What a piece of shit car. Tas geras. Iš karto viduosi, kad atsimenu, žinai. Ok, focus. Ford Focus. Tas geras. Šiaip Ford Focus turėjau čia atvykęs, tėvas davė. Tai su piece of shit Ford Focus važinėjau raudonu. Dar raudonų. Tokių nublukusių raudonų. Va čia yra blogiausia, kai tas raudonas spalva dar būna nublukų, žinai. Labai ir kitas dalykas, ta raudonas spalva tikrai ne visom mašinom tinka. Nu, bet žinai, sena ta raudona išblukus būna. Bet esmė tokia, kad aš neturėjau automobilio, tai ir raudonas Ford Focus buvo gerai. Šiaip žinai, kas keiščiausia, kad tu pasakai Ford Focus, aš jį kažkada įsivaizduoju kibirinės spalvos iš karto. Nu, man jokia kitokia spalva kaip tik tavo asociacija. Greičiausiai, žinau. Gal daugiausiai tokių būna. Tai va. Tiesiog tokį gal fokusą esi užfiksavus, kažkada ir to liko kaip fokusas. Amžinai toks. Gali būt, žinau. Kiberas, kad kiberas jau ten, žinai. Visi fokusai, kiberai. Nu, nesvarbu, čia mes kažkaip fokusas nuėjom. Aš tai norėjau pasakyti, kad aš negaliu praeiti, kiekvieną kartą, kai Ikėjai būnu, prasinešu po vieną kažkokią lemputę naują, nes aš negaliu praeiti pro tas lemputės. Nu, karočią, jau 2 turėjau, žinai, čia pasijaukinęs ir dabar jau 3 turiu už teliko, kad duotų man tokį backgroundą, žinai. Tu turiu omeny, kad nusipirki tos tokias stalinės lempas, ne? Nu, ne tiesiog, kad pačią lemputę. Ne. Nu, tokias šviesą skleidžiančias. Šviestuvą. Šviesas skleidžiančias. Pavyzdžiui, pistuką turiu, kuris keičia spalvos, pieštuką. Pieštukas, tas pieštukas lempa. Pistukas lempa. Pistuką turiu. Paskui tas turiu tokį kaip debesėlį, kur kaip būtų kažkas komiksuose rašytų, ką tu šneki, žinai. Geras. Toksai mirksintis ir turiu tokią U apsivertusios formos, aš taip padėjau ją už teliko, bet šiaip bet kaip galėtų ją vartyti. Toksai kaip šniūra, žinai, ir toksai
šviečiantis šniūras. Ne tas šniūras. Šniūras. Led šniūras. Aš Nu, duodu 100%, kad šitą klausysis ar girdės. Jie tikrai lygiai taip pačiai yra sugadinti, kaip ir aš, ir bus pagalvoję šniūras. tikrai apie šniūrus. Ten, gerai, šlangutė. 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 Su šviesa šlangutė. Žarna. Žarna, kuri keičia spalvas. Nu. Tai Jo, va, tai. okei. Bet tos lempos fainai, žinai, jos sukuria tokio jaukumo iš tikrųjų. Eik, tai žiauriai. Dar aš teliką kaip antrą turiu, tokį turėjau prastesnį, tai jisai į židinį jungtas. Židinys pastoviai groja. Tiksliai, pastoviai rimtai, pastoviai vienas telikas visą laiką rodo židinį. Jo. Bet tai klausyk, kad čia skambėti, kai koks buožio, klausyk, 2 telikus turi kambarį. What the fuck? Tai vieną palikimą gavau tokį prastesnį telikiuką, tėvukas paliko. O man jo buvo per mažai, tai nusipirkau didesnį, o kažką su reikėjo daryti, jis ant lango ėjo kaip židinys. Ir turiu tai. Atlieka židinio funkciją. Žiauriai gerai. Žiauriai gerai, bet žiauriai pripratau dabar labai jauku, žinok. Atrodo, trūktų man to židinio čia, kai nebūtų. Visą laiką jis taip dega. Vienas telikas ant laužo. Vienas telikas ant laužo pas mane, jo. Tik laužai padarytas. Kad laužą, ką šitas telikas daro? Aš tas laužą, čia židinys pastovus, čia groja židinys. Šitas visą laiką dega. Šitas dega, jo. 12 valandų vidosikas varo pastoviai, tas pats per tą patį. Geras. Tai visai gerai. Nu. Tai va dar šiandien prasisukau pro sendaikčius. Nes turėjau biškį laiko, tai mėgstu užsukti į sendaikčių butikus. Tai dviejose buvau. Tai sąskaitoj 5 paveikslai. O, bana. Bet čia faini tie norvegiški butikai. Man jie labai patikdavo. Aš kiekvieną savaitgalį juos varydavau, žinok. Papigiam viską ten, karočiui, išleido 3 eurų šiandien. Tai nusipirkau 2. Už tos 5 paveikslus? Nu čia paveikslai, ne viskas. 5 paveikslai. Vienas stiklinė tokia, žinai, viskinė, bet tokia plati tokia, žinai. Tokia gera. Tokios laiko norėjau, tokia didelė, žinai. Tai jau su Pepsi Cola su ledukais aš jau geriu šiandien, jau džiaugiuosi, oi, kokia gera stiklinė, tokia plati, žinai, žema. Labai gerai. Ta toks padukas arbatai, stiklinės, pakabos 5 ir 5 paveikslai. Ir dar ten žuvį medinę nusipirkau. Ir žuvis mokėjai 30 medinę žuvį nusipirkau. Dabar ant palangės. Čia ta ant sienos pasikabinta ar pastatoma jinai? Ji pastatoma. Bet jinai tokia stovinti medinė žuvis. Plokščia tokia, suspausta, nudažyta, tokia pažiūrėjau šią. Sakau, aš taip, žinai, kai tokiuose dalykuose, kai eini pamatai ir iš karto supranti, kad imsi, žinai. Kai žiūriu, šitas, o šitai man. Pažiūrėjau dar kainą, žinai, kai ten 3 eurai, žinai. Jo, gerai. Kur tu supranti, kad tau to nereikia, bet tu nori, tiesiog šiaip. Nu, reikia, man tai jaukumo suteikia tie visi paveikslai, tie žuvis, dar. Nu, va, pavyzdžiui, prie mano dabar kompo, nu, nes, aišku, kompas ne ant stalo padėtas, jisai prie teliko, ant sekcijos dalies, žinai, padėtas. Ir, pavyzdžiui, va, ant tos pačios sekcijos pas mane briedis stovi, su kalėdinė kepuraitė. Nu, irgi gražiai atrodo. Vaibas. Dar su batais jisai. Švis. Nu, tai inteligentas briedis. Tai gal, žinok, vis dėlto aš visai suprantu tą tavo variantą, nusipirkto žuvį. Jo, man tai labai patenkintas aš. Tik aišku, čia kaip aš manau, čia klausyk visiškai papigiai, kur 103 eurų išleidė ant tiek daug dalykų. Nu viskas ten papigiai buvo, tai aš 2 vietose buvau. Tai tik tai, juk ten kas jau 10 eurų nepriku, pabrango. 2-3 eurai turbūt už vieną pysą. Ir dar tokį vieną nevaikišką. Nes, žinai, dabar kai tu sakai ten už vieną, ten 2-3 eurų, žinai, kažkaip kaip pagalvojus, aš iš karto dabar atsimenu, kiek visą laiką varydavau tos butikus ir iš karto kažkaip kronomis galvoju. Nu tai jo, nes ten, žinai, kokios ten tos kainos maždaug, nu ten nuo 10 iki 30, aišku, būna ir už daugiau. Ten tų kronų, žinai, bet ten tarp 10, 30, nu tai ir supranti tą, kad čia yra nuo 1 iki 3 eurų, žinai. Tai toks, nu bet jo. Nu kapeikos čia kaip, čia, žinai, kai jų kainom, tai čia papigiam, bet. Aš man atrodo, esu nusipirkus paveikslą už šiam 5 gal kronas, nu tai čia dabar yra 6,5 euro, ne? Pats irgi toks labai fainas, pas mane koridoriui kabo. Tai va. Ten tikrai yra gerų. Galima rasti, reikia karts nuo karto reikia ir sužinai, tų butikų daug yra ir tiesiog
įsigyti kažką gražaus galima tikrai. Šiaip ta linguojantis kėdė, kurioje aš sėdžiu ir kuri karts nuo karto girgžda, nes turbūt dėl to, kad jau senokai yra, jinai irgi yra iš butiko. Šiaip ir aš tą kėdutę parsivežiau bagažinėje, net ne vieną, dvi, kiek atsimenu tada vežiau, bet vieną kažkam padovanojau ir vat vieną turiu pas save, tai sakau, vat irgi parkeliavo iš Norvegijos, iš butiko ir už labai labai gerą kainą. Neatsimenu tiksliai, kiek sumokėjau, bet tikrai žinau, kad ten buvo labai pigiai. Bet tai smagu taip įsigyti kažką pigiai. Aš irgi vakar dar Ikėjai buvau darbo metu. Vakar šiandien taip bim dienos. Derinu darbus. Ikėjai ar kažką dar? Padušką pirkau, lempą, ką dar aš nepirkau. Viskas, užbuvau kalų. Kaip senai girdėjau žodį padušką. O tai kaip tu padušką vadinasi? Pagalvę. Pagalvę, aš nežinau, kaip kirčiuoti. Pagalvės toks paduška, žinai, man toksai, tiesiog kaip pasakei paduška, aš prisimenu toksai labiau gal iš vaikystės, žinai, žodis. Toks jis gal biški senovinis. Realiai gal net reiktų paguglinti, ar čia yra, tarkim, kažkoks tiesiog senovinis žodis, ar tai yra, kaip čia palauk, kaip ten sako. Čia žinok, yra iš rusų, įsivaizduoji? Paduška? Yra paduška, jo, paduška. Jo, čia rusų žodis. Tai va, tai tiesiog, jo, pagal svetaiktas. Nu jo, čia gaunasi, kad svetimą žodį, žinai, mes jį pasiėmėm iš rusų. Pagalvę. Jo, pagalvę, tai toks, žinai, kaip apibūdina tą žodį, tipo paduška, kad tai yra vat iš rusų, žinai, ir pagalvis. Padėk po galvą padušką. Daiktas padėti po galvą. Tai va. Jo, tai tik tai sakau tiek, kad, žinai, taip kažkaip sakau, taip senai girdėtas žodis, nes, realiai kažkaip aš irgi, žinau, turbūt vaikystėje vis laik sakydavau paduška, žinai, paskui, kol kažkaip perėjo ant tos pagalvės. Nu jau, kažkaip. Tai va. Abudu variantai yra. Tai va, tai žodžiu, pagalvė, lempa. Nu jo, biški šopingas. Vakar Ikea, šiandien butikai, tai taip, fainai kažką taip, aš taip, žinai, nelabai laiko tam turiu tokiam reikalam, ten, bet kartais, kai reikia, žinai, tai varau kažką. O čia kaip dabar taip laiko turėjai? Laiko buvo ir tiesiog žiūriu, nebuvau dar tam butikė, žinai, reikia net pažiūrėti ir norėjau pažiūrėti ir kažkaip, kaip tik laiko buvau laisvas tuo metu ir pasisukau. Biškai gal mažiau darbo buvo? Ne, normaliai darbo buvo, tai tiesiog išpuolė. Šiandien išpuolė, vakar mažiau buvo biškai darbo. Tai išpuolė. Tai, žinai, mano darbas toksai, kad aš pats galiu pasireguliuoti kartais, kiek dirbu, tai būna kiti, kur dirba. Tai nelabai gali, žinai, tiesiog vidury dienos kažkur kažką veikti, aš galiu, žinai, biškai pakaltūrinti. Tai... Ne, nes tokių pertraukėlių galima sakyti turi. Nu jo, gali pats pasidaryti, žinai, gali namo grįžti, jeigu nori labai. Ar šiaip kažką susitvarkyti kokią varkę. Tai tas taip patogu, tai kartais smagu išnaudoti tą galimybę. Žiauriai fainai, kai tai būna. Aš, žinai, apie YouTube biškai domėjausi, nes man labai įdomu buvo, kiek čia tos vietos užima, žinai. Tai kiek tu manimų neguglinus, kiek jau yra hardas užima vietos? Čia jau terabaitais, o nesakyt, kiek gali būti? Nu, čia jau egzabaitais. Kokiais? Egzabaitas. Egzabaitas tai nuo milijono... Koks milijonas terabaitų, bet ne, spėjau daugiau bus. Čia nuo milijono turbūt terabaitų prasidėtų, ne? Ar ne? Žinok, neįsivaizduoju, bet tikrai aš tikiu, kad ten, ta chuja video. Nu, tu pasakysiu, egzabaitas, tai 1000 petabaitų, 1000 petabaitų yra milijonas terabaitų, o milijonas terabaitų yra milijardas gigabaitų. Ar supratai? Jo, nu, tai čia tarkim, nuliukai. galim skelt, kad tai yra kažkiek petabaitų, ne, turbūt? Tai egzabaitas yra 1000 petabaitų, tai 3 nuliukai. Jeigu tas pats egzabaitas būtų
6 nuliukai milijonas terabaitų. Ir jeigu tą patį egzabaitą paimtum, tai būtų 9 nuliukai, tai būtų egzabaitas, būtų milijardas gigabaitų. O mes 500 gigabaitų turim, pavyzdžiui, harde ar ten terabaitą. Ja. Tai aš dabar galvoju, kiek čia tų vis dėlto egzabaitų tada būtų. Nes čia jau ten, kad milijonas terabaitų, tai čia jau viršyje, tarkim... Jie neatskleidė tų savo duomenų kiekių, bet spėjama, kad nuo 1 iki 10 egzabaitų yra. Nuo 1 iki 10? Jo, jie turi įvairiose šalyse įsteigę tos labai dėlis faktoriai, tokie, hardų. Su aušinimais, su savo sistemom, backupais, su visko. Tai žodžiu, gaunasi taip, kad kaip ir tikslaus skaičiaus neskleidžia, bet tarkim, kad nuo 1 iki 10 kažkas tam tarpe neturėtų būti. Tai... Jo, tai jeigu gigabaitais, tai nuo 1 iki 10 milijardų gigabaitų. Wow. Nes aš dar pradžiai, kai galvojau, kad tarkim spėti galbūt, kad tai yra, nebe terabaitai, o tarkim petabaitai, tai aš galbūt žinok spėjus kokius 500, bet tada, kai tiesiog, kad rimtai kaip įvertinė tai, kad, pavyzdžiui, jeigu pastatėm, tarkim, kompe hardas kokie 500 gigų arba 1 terabaitas ir tu žinai, kiek ten tos informacijos užima, tai tada supranti, kad tas YouTube jau tikrai dar perlenkia. Tai nuo 1 iki 10... Vien tik taip paskaičiau, kad kas minutę įkeliame po 500-700 valandų turinio. O tai yra... Oho, kas minutę? Kas minutę, taip. O tai yra per dieną sudaro apie 1 petabaitą, 1000 terabaitų naujų duomenų. Tai per dieną 1000 terabaitų. O čia mes žiūrėjom šitus nuliukus. Tas egzabaitas yra milijonas terabaitų. Tai 1 terabaitą padaro per dieną. Tai žinai, jeigu per dieną padarai 1 terabaitą, tai jau 365 terabaitai per metus, kurie įsikelia, nauji. Bet reikia visą backupą dar, kad įsikeltai laikyti, tai viskas tik auga, žinai, taip pastoviai, smarkiai didėja. Tai, rimtas reikalas šitas YouTube'as, tas Google'as, čia jie investavę. Įdomi, kad jie įsidėstė visur, žinai. Europoje, Azijoje, visą pasaulį tai yra centrai. Aš taip, dabar taip tarkim galvoju, jeigu variantas tiek tos informacijos vis, atsinaujina, nes jos vis vis įkelia ir tarkim, ten tas kiekis didėja, ten tų serverius, tu turi plėsti, kad, visą tą kiekį palaikyti, bet ar nebūna, tarkim, taip, kad po kažkurio laiko, kur, tarkim, labai labai senas video, ten nežinau, kiek metų senumo, kad jisai, kažkur pašalinamas, ten dar jam kažkas, ar tiesiog ta visa informacija, kuri yra įdėta, taip ir saugoma, niekur nedingsta, kad atlaisvint vietos naujiems video. Geras klausimas. Galima paguglinti, ne? Nes šiaip tiesiog, dabar kaip pasakyti tą tokį nežmonišką kiekį, tikrai čia yra žiauriai didelis kiekis informacijos ir rimtai, ar tiesiog, ar taip viskas generuojama, taip toliau vis plečia ir vis dėlto, kažkurios naujus video kelia senų sąskaitą, taip pat tiesiog seni kažkurio momentu tiesiog, ar ten kokios, ar ten akauntai kažkokie, galbūt nebeaktyvus, ar ten kažko nebekelia, ir tiesiog ten, tarkim, po kažkiek laiko, dingsta. Jie, kaip supratau, YouTube'as netrina senų vaizdo įrašų. Nice. Tai realiai jau ką įkėlė YouTube'ą, jeigu pats neištriniai, tai ten ir liks. Jie žiauriai labai didelis jie yra organizmas, ir jam yra pofik. Šiaip, pavyzdžiui, pažiūrėk Spotify Music ir YouTube Music, pabandyk abudu, jeigu naudoji vieną ir kitą įsijungti, matysi, kad greičiau YouTube Music veikia, viskas kaip sklandžiai, viskas eina. Bet ir man atrodo, YouTube Music tai turi didesnį kiekį muzikos, jeigu neklystu. Tai nežinau dėl kiekio, bet prijungtas prie to viso giganto, kaip iš kur ima muzika ir dėl to serveriai labai galingi. Dėl to taip veikia smūd viskas. O Spotify stringa kartais. Šiaip aš turiu Spotify'ų
Jo, kartais būna, kad užstringa. Man, žinai, koks būna keistas variantas, kad kitą kartą, kai važiuoji, kaip, pavyzdžiui, groja daina ir atrodytų toks vaizdas, kad, tarkim, vis tiek Spotify'us groja, jeigu tu neparsisiuntęs grojaraščiais, jisai groja nuo tinklo, nuo Wi-Fi'aus ar mobilių duomenų, ne? Ir, tarkim, kartais būna, kad, tu pagroja tam daina ir pradeda trūkčioti. Taip toksai atrodytų lyg kaip nebūtų ryšio, žinai, ir taip tuk vis taip, žinai, sustoja, toliau groja, bet tu žiūri, žinai, tą ryšį ir tu matai, kad to ryšio užtenka. Kitas variantas gal ir to pačio Wi-Fi, žinai, užtenka. Bet būna, kad taip sustriginėja, žinai. Tai čia turbūt yra tas jo, strigimas. Jo, tas jau yra tas serverių biškio nepaneša, kai būna daugiausiai klausytojų, žinai, nes vis tiek tas piko valandos, kur daugiausiai klausytojų, kas klauso, žinai, nes daug žmonių dirba, pavyzdžiui, neturi tiek laiko, kaip aš visą dieną klausytos muzikos darbo metu, ar ten sporto metu, tai kažkokiu metu vis tiek jie kažkur važiuoja iš darbo, žinai, gal turi galimybę klausytis, ar vis tiek tas yra, tas pikas, aišku, svyruoja jisai pagal laiko zonas, bet vis tiek yra krovimai didesni, mažesni. Kurioje pusėje pasaulio žmonės miega, kitoje pusėje naudojasi, tai žinai, čia globalus dalykas. Dėl to tai jo. Tik tais, pavyzdžiui, aš dar ką pastebėjau, kad tarkim dar YouTube'e gali rasti, tarkim, tam tikrų dainų, kurių Spotify'e, žinai, nėra. Tai žodžiu, jeigu taip paguglinus, kaip čia taip gali būti, tai tarkim, pavyzdžiui, rašo, kad Spotify turi daugiau nei 60 milijonų dainų, o kasdienį platformą vidutiniškai pridama apie 40 000 naujų takelių. Be muzikos platforma taip pat daugiau nei 1,5 milijono tinklalaidžių. O pavyzdžiui, YouTube Music rašo, kad turi... Kas dabar yra? YouTube Music kažkodėl nerašo, kiek yra. Neišsiduoda Google'as. Jo, bet aš dabar galvoju čia, kad rašo taip pat turi 100 milijonų premium ir YouTube Music paslaugos prenumeratorių. Tai čia tiesiog prenumeratoriai. Keista, kad dabar nerašo, kiek yra, nes praeitą kartą buvo parašyta, kiek YouTube Music turi dainų. Ir kiek aš atsimenu, kad tas skaičius, žinok, tikrai buvo didesnis negu Spotify'aus. Tai tai galimai, tai vien tik YouTube'as senesnis yra už Spotify'ų, tai didesnis, tai žinai. Viskas gal nuo to eina. Gal aš blogą klausimą uždaviau Google. Kiek muzikos kūrinių turi... Vis tiek, žiūrėk, neišduoda. Nėra oficialios informacijos, kiek tiksliai muzikos kūrinių yra YouTube Music, tačiau paslauga turi didžiulę ir nuolat augančią biblioteką, kuri apima viską nuo populiarios muzikos iki oficialių YouTube vaizdo įrašų. Kiekis nuolat kinta, nes pridedama vis daugiau turinio. Tai matai, vis dėlto tokio nėra. Tai Spotify'us deklaruoja, kad yra apie 100 milijonų, o YouTube'as... Aš nepakonkretinus, gal per daug gal, tiesiog per daug didelis kiekis, žinai, yra. Nenori gal atskleisti tiesiog. Nes to labiau, kad vis tiek gaunasi, YouTube ir YouTube Music, tai tas toksai vienas šalia kito labai jau gaunasi. Tai gal tiesiog, nes ir ką YouTube randi, ir YouTube Music, ten tarkim tas pats kūrinys ar kažkas tai tokio, žinai, gal dėl to, kad nėra toksai visiškai atskira, ten tarkim kaip tas pats SoundCloud'as berods irgi yra, ne? Yra. Ten, tarkim, kiek muzikos turi SoundCloud'as, ne? Nes įdomu. SoundCloud siūlo virš 320 milijonų takelių. Tai tu žinok, ant kiek daugiau negu Spotify'us. Bet SoundCloud'e gali kelti be apribojimų. Į Spotify'ų reikia būti label'e kažkokiam tenais, tai visi oficialūs reikalai, žinai, o SoundCloud'e nesvarbu, tu sukūrei belekai prikelt. Tai dėl to, kad neribojamas, dėl to tiek leidžiama į visi kelią, žinai, paprasčiau žymiai, nekainuoja, nes ten yra Spotify, kad įkelt daugiau reikalų. Tai dėl to tokie skirtumai. Supratau, bet pavyzdžiui, tarkim, atrodytų Spotify yra reikalui kelti,
muzikos yra mažiau, nu, tarkim, ten tų muzikos takelių, žinai. Bet vis tiek strigimas yra toje programoje vis tiek. Tai aš ne nežinau, pagal kaip kiekį SoundCloudas strigimas veikia, yra. bet turbūt pagal... Ne pagal kiekį strigimas veikia, tiesiog kiek gali pati serveriai aptarnauti klientų vienu metu. Tuo momentu tie, kurie prisijungia, ne tiek, ne tiek, kiek yra laiko, bet kiek gali tuo pačiu metu tą patį, kiek gali panaudoti, žinai. Tai manau, kad nuo to viskas priklauso. Tai, žinai, tiesiog investicijų reikia didelių. O Spotis nėra toksai labai jau didelis palyginus. Aišku, čia revoliucija sukėlė su to visų klausimusi, bet... O ką tu klausaisi, Spotify ar... Aš Spotify klausausi dėl to, kad labai patogu atrasti naują muziką, nardyti tarp tų visų atlikėjų. YouTube Music man sklandžiau veikia, bet man pats visas tas paieškos reikalas Spotify žymiai patogiau, ta prasme, jau įpratęs aš ir mėgstu atrasti naują muziką ir ten tai geriausiai gaunasi. Gal dar kitas dalykas visai fainai Spotify, nežinau kaip YouTube Music veikia, bet Spotify tas fainas, kad tarkim, jeigu tu persiklausai jau savo ten, tarkim, grojaraštį, tau paskui meta, tarkim, kitas dainas, kurios nėra tavo grojaraštyje, bet pagal jį, kad panašaus stiliaus, žinai. Tai dar tas irgi visai fainai yra. Na, tai ten gali pagal tas, tie, kur yra tokie brūkšniukai, kur shuffle, ne shuffle, taigi padarai žvaigždutę, tada automatiškai meta kažką naujo, ne iš tavo palaikintų dainų. Bet, nu jo, žinau, kad išmeta kažką naujo. Tai, žinai, pagal tai, kas yra. Pagal tavo, ką tu klausai. Šiandien dėjau, aš čia grįžęs, nemažai laiko turėjau grįžęs. Gal 2,5 valandos iki tavo čia, gal 3 valandos beveik iki tavo atėjimo iki eterio. Geras. Tai aš ir savo blynus įsikėpiau firminius ir pasidariau burrito 4-5 bus darbe. Tokius iš lavašo, žinai, suktinukus. Tai čia jau rytoj, ne, pasiruošė? Poryt, jo, tokius 6 pasidariau. Tai labai patogu, įsimeti, žinai, iš Lietuvo ryte, tada turi visą dieną maisto. Išsitraukiai, kad užšalkai. O buvai tu šiandien žemė, ar ne? Ne, šiandien išeiginė man. Šiandien išeiginė šiandien. Skipas dėl kipos. Nu, skipas dėl kipos ir šiaip reikia skipo, ta prasme, kad tu pasilisėtum, biškį, namų ruošą pasidariau, skarbinus turkiau, pasidariau valgyt, įdėkį pasidariau valgyt. Šiek tiek daug nuveikiai dar reikėtų. Šakės, kai kažkokia pizė kazė. Nuskambėjo, žinau, kaip svajonių jaunikis. Žinau, savarankiškas, susitvarko. Žino, ko nori. Žino, ko nori, susitvarko. Bet kuri čia neprieis. Ne. Tai va, svajonių jaunikis daug pasidarė ir laukia kipos, kada jinai pasirodys. Kipa pagaliau atsivilko, to čia entuziastingai nusiteikus, matai, dar čia visiems apie testus visokių šneka pamokymų. Jo, čia tai ką, gerai, nu. Nes šiaip iš tikrųjų man tai iš tikrųjų dar patiko tas variantas, kaip pagalvojus, aš tikrai tą žinau, kad tai, ko tu nenaudoji, tu tikrai gali pamiršti ir, tarkim, tam tikrai išgirstavo informacija gali užsimiršti, kai tu to nepakartoji, ne? Bet kas man patiko šiandien, ką išgirdau, pat kaip būtent pasakė, tarkim, kai veda mokymus, padarai pertraukėlę, po tos pertraukėlės dar čia visų paklausė, ką čia mes tokio šnekėjom, žinai, gal kiekvienas po sakinuką, tiesiog, vieną sakinį, žinai, kas užstrigo, ką atsimena ir aišku, ten daugumą pasikartoja, bet ten, tarkim, iš tų 20 žmonių, tarkim, pakartoja labai panašiai sakinius, bet apie kokius 3-4 skirtingus dalykus. Tai vis tiek tada gaunasi, kad iš naujo aptariama, žinai, yra. Tai va, tarkim, šitoj vietoj pakartoji, jinai galbūt mūsų paklausė, tada dar jinai papasakoja trumpai, ką praėjom, tada, tarkim, kita tema, žinai, po tos kitos pertraukėlės vėl taip pačiai paklausė, tada apie tos dalykus, žinai, jau gaunasi išdėstė, tada pakartoji, tai jau gaunasi 2 kartus išgirsta informacija ir tada mokymų gale dar kartą praeini apibendrimą, tai jau yra 3 kartai. Ir kaip pasakė, žinai, dar yra dar gerai, tarkim, su draugu, drauge, kolega, partneriu, žmona, ten, su bet kuo, dar po viso šito tiesiog aptarti, papasakoti,
papasakoti va, tam žmogui, ką tu ten girdėjai, ko išmokai, šiaip kas tau patiko, nes čia jau gaunasi 4 pakartojimas ir tokiu būdu tau ta informacija į galvą įsikelia, žinai. Nes esmė tokia, kad va, kaip pasakėme, kad čia jau kaip pagal kažkokius tai būtent atliktus tyrimus ar pagal ką, nes ten ir psichologija, žodžiu. Tai esmė tokia, kad 4 kartus pakartojus, tikėtina, kad ta informacija į tavo galvą įstriks ir užsilaikys, žinai, tenais. Tai va. Tai žinai, dėl to tas... Jinai jau patyrus, ta prasme, žino, kaip tai veikia, daug apskaičius, daug tam dalykai ne naujai yra, žino, kiek reikia kalti į galvą, kol žmonės išsisaugoja dalykus. Jo. Nes kitą kartą žiūrėk, kur ten tiesiog monotoniškai darai, net nežinau, ar ten ar savo darbą, ar dar kažką, žinai, kur sakau, tiesiog tu antiek viską atsimeni, kad ten, nežinau, pažadins naktį, paklaus kažko, tu paimsi ir atsakysi į tą klausimą. Tai, žinai, dažniausiai su praktika viskas išsisaugo geriausiai, nes kai darai, tai ir išmokti, žinai, tada viską, tada jau sunku pamiršti, kai jau darai. Realiai jo, net aš pastebėjau, kad, pavyzdžiui, netgi, tarkim, kaip ir bendrauju, vat, pavyzdžiui, seniau dažniau pasitaikydavo pas mus ateiti klientų, kurie kalba rusiškai. Tikrai, kažkaip pastebėjau, kad tikrai būdavo dažniau, žinai. Kur ten, tarkim, ateina, nu ir, pavyzdžiui, jeigu buvo kažkokia pertrauka, jis atėjo ir kai tu turi, žinai, įvažiuoti tą kalbą ir kai tu šneki, pakankamai laužytai, žinai, skamba. Nu tikrai pakankamai laužytai, kol atsimeni, ką tu nori pasakyti ir panašiai. Ir tada, pavyzdžiui, paskui ten būna vienas, kitas ir taip žiūrėk, ten, jeigu savaitės bėgė papuoliau ten, nežinau, penktadienį, jau ten koks kažkelintas ten, žinai, tas klientas ir tu žiūrėk, kad jau ten, tarkim, penktadienį jau biški lengviau, žinai, pasakai. Nu, nes kažkaip jau čia vakar sakiau, užvakar rusiškai kažką sakiau ir čia dabar irgi taip pačiai, žinai. Arba, tarkim, angliškai, nes irgi yra papuolę, kad ir angliškai, bet kažkaip rečiau turbūt. Bet tikrai, žinai, papuola ir tu supranti, kad kai tu bendrauji ir tu dažniau tą naudoji, ir lengviau atsimeni ir lengviau viską, žinai, einasi kažkaip tais. Jo, tai man tas pats irgi aš biškai moku, bet, žinai, aš suprantu daugiau negu reikia, kai reikia rusiškai kažką pasakyti, tai yra labai sudėtinga, be galo. Sunku tai yra padaryti. O kaip tau, pavyzdžiui, su Norvegu buvo, tarkim, tu kurį laiką vis tiek čia gyvenai, tu dabar grįžęs į Lietuvą ir dabar, pavyzdžiui, kai vis tiek Lietuvoje gyvenai, koks tarpas ten gavosi tau, tarkim, nes tu, man atrodo, sakei 8 metus, ne, Norvegijoje gyvenai, ar ne? Ar mažiau kažką? Tai gyvenau aš iki 15 Norvegijoje, bet esmė tokia, kad aš grįžęs į Lietuvą, mano darbai buvo vien tik su Skandinavija susiję, su Norvegija ir Švedija, tai aš kaip ir tos kalbos nepamiršau. Tik aš su žmonėm bendravau netiesiogiai, o per telefoną ar laiškais. Tai kažkiek atšokau nuo tos kalbos. Tai viskas sukrito atgal. O, ką tik iš Lietuvos žiovulį gavau. Ačiū. Išgirdai, ne toks. Bandžiau taip slapukiškai, bet nepavyko. Ne, išėsiu, nuslėpsiu nieko nuo šitų mikrofonų. Šitie mikrofonai per daug jautrų. Tai realiai, pavyzdžiui, dabar, kai tu gyvenai Lietuvoje, dirbai ir tada vėl išvažiavai atgal, ar buvo, kad taip, biški reikėjo prisiminti tą kalbą? Tai gal tiesiog biški, kuo daugiau kalbi, to daugiau, žinai, lengviau šnekasi. Tai kažkaip natūraliai viskas grįžo, dabar aš daugiausiai gal bendrauju, tai sporto klube gal su visais tais norvegais, nes darbe nelabai aš bendrauju su kuo. Ten minimaliai, nelabai man ten įdomus jais kažką, žinai, ten derant. Seniau tai šnekėdavo daug, tai būdavo dar geresnė mano ta kalba, nes aš ten plepėt mėgdavau, dabar kažkaip aš toksai rimtesnis bičias pasidariau. Dabar biškai užsidarai? Nu, man geriau audio knygą pasileist važiuojant, negu ten su jais apie orą šnekėti. Nebent įdomus žmogus pasitaiko, žinai. Jeigu ten dar kalbina, tai jo, pabendrauju kažkiek, bet netikšt entuzijazmo. Supratau. Automatiškai tada, bet vis tiek, bent jau džime, žinai, papizdėlinu norvegiškai. Jo, tai dar tam biški miesto to šnekos gaunu, žinai, tai specifiniai žodžiai kitokie, žinai, tai visai gerai, normaliai. Nėra problemų, žinai. Bet aišku, man reikėtų, jeigu būčiau pastoviai tarp norvegų, kiekvieną dieną reikėtų bendrauti daug, būtų darbas su to susiję, žinai, tai per kokį mėnesį kitą, tai žiauriai persilaužčiau dar geriau, žinai.
Nes dabar toksai tas šnekėjimas mano tarpai, žinai, mano darbas nereikalauja pastovaus šnekėjimo. Tai aš kaip ir moku, bet, netobulėjau, žinai, tame, į tą pusę niekur. Ne. Pavyzdžiui, nežiūriu norvegiškos televizijos, kad kažkiek pagautum kažką, žinai, daugiau information yra tos kalbos. Šiaip aš galvoju, mes su tavimi esam kažkada susiskambinę darbo metu, kai tu važiavai ir atsimenu, kad truputėlį sakai palaukti, nes teko pakalbėti su keleiviais, žinai, kurie sėdo. Ir aš kažkaip girdėjau ir ten toks, tikrai girdėjau tavo kokius 2-3 sakinius, kažkas tai tokio. Ir aš, ta prasme, iš balso girdėjau, kad ten tu kalbėjai, bet realiai net nebūčiau supratus, kad ne norvegas šneka. Ta prasme, taifa, sakau, tave girdėjau, kur, wow. Toks, žinai, galvoju, wow, čia geras. Gerai, čia pofka varo. Bet matai, tau taip atrodo, žinai, manau, kad norvegai iš karto atskiria akcentą, žinai, kad yra jisai. Jo. Tau gal tik taip atrodo, žinai, bet visą laiką tas... Čia sakau, pakankamai laisvai. Jo, tai šneka, tai pas mane, jeigu aš noriu, tai pašnekėti galiu puikiai. Tai padeda čia biškį jausti, žinai, tokiom savam. Nes kai yra kalbos barjeras, kai nuvarai, pavyzdžiui, iš Vokietiją nuvariau, tą Berlyną, žinai, kai yra tas kalbos barjeras, tu angliškai šneki, žinai, bet vis tiek, žinai, tu prisitaikai, prie jų kažkaip bandai, žinai, ten prisitaikyti, nes tu vokiečių nemokai, žinai, tai sudėtingiau, viskas, čia grįžau į Norvegiją, viskas okei, kaip savas, žinai. O ten jau taip jautiesi, žinai, kažkoks nesavas daugiau. Jeigu supranti, ką turiu omeny. Jo, suprantu. Toks būna toks vis tiek. Savoje vietoje jautiesi, žinai, tikrai savas. Ypatingai kalba, tu nebūtinai tavo vieta gali būti, tu galbūt itališkai mokai, nuvažiuoji į Italiją ir tu puikiausiai itališkai šneki, žinai. Ir tu sakysi, mamma mia, koperosi, paparito, žinai. Ir viskas gerai. Žinai. Tai aš jau geriausiai Lietuvoje grįžti, tai tada visai jau savekas. Iš vis toksai, žinai, kaip žuvytė vandenį, tada tai Atsipūtęs. Atsipalaidavęs. Kaip čia pas jumis šalčiai biškai atėjo, ne? Ar jau praėjo šalčiai? Biškutuką buvo, šiandien toks biškai geresnis orelis pasitaikė, tai dar taip truputuką, sakyčiau, sviruoja, nes praeitas 2 dienas ryte teko pagramdinti langus, šiandien kažkaip normaliai, visai šiltas, žinai, rytas buvo, tai sako toks mėgėja, žinai, pasviruoti. Toks oras čia, žinai, kaip maždaug, čia man šiandien bloga nuotaika, rytoj gal bus gera. Tai šiandien buvo geros nuotaikos oras. Tai šiandien buvo normaliai jau, ne? Jo, šiandien buvo normaliai. Tai čia biškai pašalo ir praėjo? Kažkas tai tokio. Tai vat nežinau, kažkaip, aš pastebėjau, kad pastaruoju metu žiauriai nežiūriu orų prognozės ir tiesiog einu vabank į lauką, kur, tipo, žinai, gal aš jau biškai, sakyčiau, vėluočiau darbą ir tikėtina, kad jeigu langai užšalę, tai biškai atims laiko ir aš tada jau tikrai vėluosiu darbą. Bet atrodo, būtų protinga paimti pasižiūrėti, žinai, prognozę ir, ta prasme, gal bent 5 minutų anksčiau šit. Ne, sakau, einu vabank. Žinai, maždaug su kėdukais eisiu, viskas čia gerai. Tai čia kažkur tai kartą sakau irgi, kaip išėjau, taip dar pripratu, žinai, su kėdas, nesgi dar spalio mėno, tai dar dzin. Tai vakar, užvakar su kėdukais išėjus biškai vėsoka buvo. O tai tau tik mašinos ir į ofisą, tai tau vis tiek, tavas mėg. Šiaip jo, visiškai. Ne, labai tau, žinai, šmaukšt paukštį. Dėl to tai tik tais tiek, kad jeigu sakau, jeigu ten, tarkim, stoviu pasigramdyt langus reikia, tai tada biškai pasijaučia, nes kojytas šiek tiek pašalo ten per tas kelias minutės. Bet jeigu taip, žinai, tiesiog praėjai, šokai mašiną, langai neužšalę, biškai pasišildai ir važiuoji, tai dzin. Dėl to tai tikrai, tai aš kažkaip žiūriu, kad mėgėja biškai... Gal tiesiog pradėk dėtis šiltinius botus tiesiog ir viskas, nes jau į tą pusę eina. Nebent. Šiaip jau jo, gavau šiandien naujus botus iš darbo, tai jau su tais eisiu į darbą. Nes aš jau čia važiavau kažkada į džimą su savo tokiais vasariniais batais, kurie visai nešilti, tai taip, jau mašina net vėsoka jau, žinai, kojom. Tai realiai jau tos reikia padėti į šoną arba ant sporto, tik tai salėje vidu, žinai. Atšinčiau tų savo batukus. Davai, pradė. Darbą šį išrašė? Jo. Nes čia su apsauginiam, tam nuselėm yra čia, jeigu užkris kas ant kojos, aš nepajausiu. Tai šiaip labai norėjau tokių batų.
ir kažkaip tais čia, kadangi mums rinko tuos drabužius, žinai, ir ten batus, viską, kaip darbo rūbų, žinai, ir tiesiog, ten visi kiti batai, tai tokie lievi, žinai, buvo, tai aš paėmiau, įrašiau šitą batų koduką ir sakau, nežinau kaip, bet prašau man juos pramušti. Nes aš netgi dabar, kaip pagalvosiu, aš panašius batus irgi Helly Hansen turėjau, bet ne darbo, o laisvalaikio iš Portlando pirktų, žinai. Bet aš jau juos ten, kadangi ilgai labai atnešiau, aš jau juos ten sudrožiau, jau man atrodo, jie išmesti, nes tikrai neturiu spintoj, tikrai bus jau išmesti, nes tikrai normaliai atnešioti ir normaliai tarnavo. Tai būčiau turbūt kažką panašaus pirkus, kaip ir šitie, žinai. Kažkaip galvoju, pabandysiu, arba duos, arba neduos. Davė. Davė, sveikinu, geras. Tai va, nesakau, man jie žiauriai gražus, ta prasme, ir gražus, ir kitas dalykas, kadangi su tom apsaugom, tai kaip ir darbiniai, žinai, bet svarbu gražus. Negali, žinai, belė kaip atrodyti. Šiaip tikrai dailus, kaip darbiniai batai, tikrai faini tokie. Jo, tai sakau, man kažkaip patiko, tai va, jau manau, kad jau rytoj aš su jais varysiu į darbuką. Jau reikia kedus dėti. Į šoną. Pavasario sezonui, Nors ir šiaip aš pastebėjau, kad turbūt ilgesnį, kaip čia, daugiau mėnesių metuose, toks vis, kad aš tiek turbūt su kedais pravaikštų. Kažkaip toks, žinai. Ten buvo jau grinai, kai jau žiema. Jo, nes jau paskui ten, kai jau, tikrai ten šalta, ten gal keli kokie laipsniai, tai jau tada biškai reikia dėtis šiltesnius. Tada jau prasidėjo toksai, žinai, žieminių batų sezonas. Ir tai jau netgi tokių su kailiu net neturiu, nes, užsidėsiu storesnę kojinę ir bus gerai. Žinai. Kažkaip, nežinau, prieš kiek laiko išėjo iš mados batai su kailiu, iš mano spintos. O kiek batų turi? Daug. Dahoje, ne? Panašiai, kiek džemperių, tiek ir batų. Aš vis dar neskaičiau savo džemperių, nes netvarkiau spintos. Bet jeigu dabar taip mėginčiau paskaičiuoti, tarkim, kad ir tie kedai, kur dabar tiesiog koridorių yra sudėti batų lentynėlį ir šiaip mėtosi ant žemės, ten gal koks 10 porų būtų, ir ką jau kalbėt, kas spintoje, žinai, yra. Tai daug. Normaliai, ne? Jo, taip netrūksta. Žodžiu, pasirinkimo, jeigu ką yra, tai, žinai, kur tai tipo maždaug. Čia gal kai eisiu ten, nusidėsiu šitus batus, kai varysiu ten kitus batus ir taip panašiai, žinai, arba dar kiti pagal nuotaiką. Tai man atrodo, aš vien inkariukų turiu 3 poras. Tai tu daugiau užgyvenus batų negu aš kažkaip esu praktiškas, man, nežinau, čia 5-6 poros ir užtenka ta prasme. Šiaip aš vis tiek pastebėjau, kad nešioju, žinai, yra iš tų visų batų konkrečiai, kad labiausiai nešiojami vieni ir kiti, žinai. Ir su džemperis tas pats, kad užsidedi jau tokius, turi tos mylimiausių, žinai. Tai va. Jo. Aš tos problemos neturiu, pas mane dar kokias viskas spintos mažesnės, tai kažkaip kas tau ten vėl darosi. Biškai pasitaisiau soriukas, čia ta butiko kėdė. Jo, kažkaip norėjau taip labai išpalengva, bet kažkaip netaip pasijudinau ir sutraškėjo, tai atsiprašau labai. Nepavyko. Biškai nepavyko. Traškalas to. Žinai, sakai, neturi tokios problemos dėl džemperio. Aš dabar, žinai, ką realiai galvoju, kad dabar iš vis namie yra kažkoks žmogelis, kuris sėdi su karūna ir skeptru rankose. Ir prikolina, tai karūną pametė. Apipizino Luvrą. Bet tai karūną pametė, man atrodo. A, ne? Tipo, o šito nežinau. Kiek skaičiau, kad tipo, bėgdami pametė. Bet ten, ta prasme, čia jau kokį filmą pažiūrėjo, keli durneliai tenais, čia, vagiam, davai vagiam. Čia nebėlė kiek milijonų ten tos brangakmeniai visi. Ir esmė tokia, kad tu suprantu, kad tu nelabai kur tu jų dabar padėsi, ką žinau, okei. Ten toj kažkokio juodoje rinkoje gal kažkur gali, žinai, parduoti, bet ir tai nemanau, kad tu gali rizikuoti dabar jos parduoti, nes, čia labai šviežias reikalas, žinai. Tai va taip ir gaunasi, kad, žinai, jeigu tu dabar neparduosi, tai va, sakau, kažkas namie, žinai, apsikarstęs savo tiesiog brangakmeniais visokiais.
sėdi ir kaifuoja. Žinai, čia maždaug. Bet tai potencialą yra daug gaut už jos. Nu, jo, bet aš įsivaizduoju, kad vis tiek turbūt kažkiek laiko turi praeiti, kad tu, žinai, galėtum jos prastumti, nes, nu, bet kokia atveju ten tam to juodoje rinkoje atsiras, žinai, ir pirkėjas. Gal, tarkim, o iš kur tu tiek žinai apie juodąją rinką? O apie juodąją rinką tai puikiai gaudaisi, man pasakyk. Nebaisiai žinau, gal kažką tiesiog esu girdėjus. Ai, kažkada draugas. esu girdėjus ir, kaip, žinai, kaip kažkada esu girdėjus. Kaip pa psichologą ateini, man draugas klausė, čia gerą draugą turiu, kuriam yra problemos lovoje, ką daryti? Čia, žinai, kaip maždaug, aš per daug neišmanau nieko apie tą juodą rinką, tik žinau, kad ten gal linksta už 7 gabalų gali parduoti. Jo, ten tas Aleksas ten stumdo automatus ir taip toliau. Jo, ten tokie, šiaip realiai nieko neišmanau visiškai, tik gal kažkur girdėjau viena ausim, gal ten YouTube'ai kažkoks video buvo, kur pasakojo, tai žinokit, tik tiek ir tai žinau. Ir tikrai net neįsivaizduoju, ar jau kažkas yra pradėjęs pardavinėti tos, žinai, Louvro brangakmenius. Tikrai nežinau. Tuoj pračekinsiu, patikrink mailą, ar tau nekrito pasiūlymas. Notification'as, parduodami karališki, žinai, ten, nežinau, karališki deimantai dar kažkas. Šiaip nežinau tiksliai, kas ten buvo iš tų brangenybių iš tikrųjų pavogta. Nu, vas kaip ir sakei, karūną jau pametė. Tai jau kažkas be karūnos namėsi. Ten sagės kažkokios, nu, vieną žodžiu, ten deimantų belenkiek. Bet šiaip, blemba, realiai, iš to video, kur tu man siuntėjai, nu, tai ten gavosi tai, kad apvogė realiai darbo metu, dienos metu, netgi tada, kada jis buvo atsidaręs. Nu, tiesiog tie vagis tiesiog apsimetė vos ne kažkokiais darbininkais, kurie ten, žinai, kažką galbūt daro ir... Tai čia esmė buvo tame, kad apsimesti, kad tiesiog... Nu, čia... Aš čia tvariau padirbti, čia biškį patvarkysim reikaliukus. Čia mes biškį fasadą pataisysim, čia biškį reikia naują langą įdėti, nes ką tik išpjovėm. Čia dar žiūriu šitą ekspoziciją, kažkaip negražiai atrodo. Mes čia biškį irgi pataisysim, mes čia kol kas susirenkam viską, patikrinam tą ekspoziciją, jeigu viskas gerai, mes gražinsim, žinokit, jo, viskas gerai. Žinai, toks, toks, grinai, kaip tu sakai, atėjo toksai, žinai, random bičas. Durnių jungia. Sako, jo, durnių visiškai jungia ir blema. Aš net nežinau, žinok, aš net nenustepčiau, jeigu šitas dalykas net nebuvo kruopščiai suplanuotas, kur tipo, davai varom, vabank, šiandien. Davai, įsinuomojam ten. Ne, nu kodėl? Toks, jie žinojo kur. Tai reiškia, buvo jau atėję į tą visą muziejų, žinojo, kuriam kambarį geriausi dalykai. Mona Lisa ten netoli buvo ir kiti dalykai. Tai jie žinojo, kuris langas, kurioje vietoje kas yra, kad ten labai geri dalykai, koks stiklas apsižiūrėjo, kad galima išpjauti su tokiu bateriniu bašiuku. Ar kažkaip, nu, įsivaizduoju, kad tu turėjo naudoti vis tiek bateriją. Tai vis tiek pasiėmė įrangą, ką reikia ir padarė. Apgalvota, bet sakau, tas toksai, žinai, kur būna, kad kiek smarkiai, žinai, buvo tos detalės apgalvotos, nes gal čia ir tas planas buvo, žinai, varom tada, kada bus žmonių, žinai, ten, tipo, varom dieną, nes, tipo, mažiausiai kils įtarimo, žinai, ten dar kažkas tais, gal čia, tarkim, ir tos detalės tai buvo puikiai apgalvotos, o gal kažkas įvyko, žinai, tarkim, ir iš tikrųjų, gal kažkas įvyko ir spontaniškai, žinai, kur, tipo, nu, spontaniškai nieks nepastato lifto ant gatvės. Tai dėl to, tai jo, tai čia... Nebuvo spontaniškai. Važiavo su liftu. Ne čia Luvras. Davai pabandom, ką nors nupyzdint. Jie gal stojam čia, sikeliam, nešam lauk. Aš čiųjų palibom, ten karūna yra. Seni, varam, davai, pizdu. Kas seka su daušam ir varam. Aš įsivaizduoju, žinai, su to karočią kranu, žinai, važiuoja, čia karočią varėte atgatvį, sutaisė porą šviestuvų ir, žinai, toks, čia klausyk, ką tu galvoji, jeigu mes čia biškį dar į Luvrą įslapštume, tipo, taip turim keltuvą, čia porą lempų sutaisim, čia, nieks net įtarimų neturės, gal čia mes toliau kažką taisom, žinai, toks, tipo, visiškai durus, o tu durnas, klausyk, tu, bro, pabandom, davai, neturiu ko praras, bandom, toks, aišku, jokingai skambėtų. Bet jeigu
jeigu bus taip, kad juos pagaus, aš norėčiau išgirsti jų istoriją. Nu, čia kaip filmas gavosi tas savagystė, įdomu jos pagaus. Bet, nu tikrai, juokingai, kai pažiūri, kaip tai įvyko, kad vos Mona Lizos nepavogė, karočią, what the fuck. Tokia vieta dar diena. Arba, žinai, kartas toksai, tai pažiūri Mona Lizą, ai, nahu, šitos neliečiam, ne. Kažkaip čia per daug. Čia maždaug bus tu šitos, tai tikrai neparduosim, nes tikrai kažkur praslys informacija ir bus sučiup, žinai. Gal brangenybė, nu dar. Tai paprašiau įsikišti brangenybę, negu nešti paveikslą. Aš šiandien 5 paveikslus nešiau. Aš 5 paveikslus šiandien nešiau, tai čia buvo reikalų. Tai ir su vienu būtų reikalų, kaip pagalvojusi, ne? O ta Mona Lisa, tai nemaža tik tenais. Vis dėlto Mona Lisa. Aš jau manau, kad blėt su Mona Lisa rankose, tai tikrai dėmesį atkreiptum. Pažiūrėk, bičiukas nešasi Mona Lisa. Į skrolą gali suvinioti, gal žinai, išėmęs. Ką tu nesimatęs, mačius jokių itališko darbo, ten kaip ten Italian Job. Esu mačius Italian Job, esu mačius. Tai žinai, ką, išpjovai iš rėmo paveikslą, susukai į tą ir... Tai ir išpizinai, žinai. Ir gal tu tiesiog ką ten, toj savo triuboj ten gal turi tiesiog kokį, žinai, brėžinuką ar dar kažką. Tai aš gal čia iš paskaitų einu. Su brėžiniu. Ir ten tikrai ne Mona Lizos brėžinys. Nu, tikrai čia, jo. Pavarė. Bet šiaip, jo, prikolnai kažkaip. Pamačiau, iš kad jokas paėmė. Oho. Šebra duoda vaizdų. Jo, kažinai, maždaug. Atsikeli, žinai, vieną dieną ir galvoju, o gal blėt Luvrą apipizdint? Bet toks įdomesnis variantas. Aš manau, kad čia buvo paplanuota ir tokie dalykai neįvyksta čia per naktį, tai... Gal kitas dalykas, gal buvo poreikis, žinai, kažkam tais. Nu. Gal, žinai, kažkam tais į Gmailą įkrito notificationas iš Black Market, tipo, ieškom, nežinau, čia brangenybių, žinai. Ir tu sako, o, matai, čia jau namiokas, kad mums reikia Luvrą apvogti. Aš tikrai nežinau, kaip ten su tais Black Marketais viskas vyksta, bet tik bandau spėti. Man atrodo, tu biškai gaudaisi. Ne, pavyzdžiui, tarkim, toksai dalykas, galbūt, žinai, tikrai yra tam tikrose vietose, kad prekė atsiranda iš tam tikro poreikio, ne? Vat, kažkam yra poreikis, vat atsirado ir ta prekė, tarkim, ar kažkas tai tokio, žinai. Tai vat gal ir čia taip netyčia buvo, kad vat kažkam tais būtinai prireikia vat į savo kolekciją, nežinau, kažkas turi dafiga šaibų, jam labai nuobodu ir vat nusprendė, kad jisai vat norėtų, tarkim, tokį daiktą turėti, bet iš muziejaus taip paprastai nepaims ir nenusipirksi, žinai. Tai vat, gal taip netyčia toksai buvo atvejis. Gali būt, net meskime, kad čia turtingas žmogus tiesiog negalėjo įsigyti ir norėjo turėti tai. Ir ieškojo tam būdų. Kažkas pamatė. Kas ieško, tas randa visą laiką, man atrodo. Kas ieško, tas randa. Kažkam, žinai, irgi papildoma šaibos išėjo, kažkam, bet dar vienas eksponatas į namus, žinai. Tai va. O tu matei tam per žinias, ta tokia kažkokia tenais yra visuomenininkė, kur tokia mergina su tokiu brūkšniu per veidą. Jo. Ir kur rėkauja, ir kur stonkus mėgdžioja. Aš esu ją mačiusi. Kažkokia bebrotė, what the fuck, ta prasme, kaip, kas vyksta, kodėl čia taip yra, nesuprantu. Ten aš esu mačius kelis video, realiai aš turbūt esu mačius lygiai 2 jos video, vieną tokį ilgesnį, kur ten, žinai, kalba ir apie mokesčius, žinai, ir tipo, ką būtų galima pakeisti ir kodėl ten, tarkim, yra didinami ten mokesčiai, bet kodėl, va, tarkim, Seimūnų atlyginimai tokie dideli ir galbūt ten juos reiktų, žinai, sumažinti. Toksai, kur tipo, kur kaip ir tieso, žinai, pasako, bet kur tipo toksai, tokia, žinai, taip rėkianti ir taip toliau, bet, iš dalies ir kažkokia, žinai, tiesos pasako, bet yra labai daug jos video, kur paskui šio, žinai, pizdavojasi, nes ten, ką aš ten blogo padariau, žinai, kur ten tokia, yra ten kažkas, aš žodis į žodį net kartosiu, bet, tipo, žinai, aš čia nieko blogo nepadariau ir tas toks jos, tas balsas toks jau, žinai,
toks artys isterijos netgi, žinai. Crazy. Toks galvoju, oh my god, moterytė, kas tau yra. Bet jin gal tokiu būdu nori būti išgirsta, aš nežinau. Tai vat. Bet jin crazy. Jinai iš karto pamačiau, kad crazy. O kas yra dark web, žinai? Jo, tai yra labai žiaurus dalykas. Tamsus puslapis? Ne, dark webas tai yra paprastiems žmonėms neprieinamas dalykas. Ten jau kaip į jį nueiti, tai jau tu turi žinoti, kaip nueiti. Nu, tam dark web'e tai yra turbūt, nežinau, viso pasaulio šlykštynės, bjaurybės ir taip toliau sudėtas. Jo, nu ten kiek, tarkim, aš dabar galvoju, YouTube'e, man atrodo, gal 3 lentynos buvo video apie dark web'ą, kažkas tai tokio. Nu, kur ten, ta prasme, ten yra klaikų, kur tu gali pamatyti video galbūt ir su žudynėm, kankinimais, vaikų pornografija, ten, nežinau, nu, tokio lygio. Nu, kur... Nu, taip, tai yra puslapis nepasiekiamas įprastom priemonėm, reikia įprasto programos specialios tam. Taip, jis yra teisėto turinio kaip žurnalistų, aktyvistų, anoniminiai bendravimai, neteisėta veikla, nelegali prekyba, duomenų nutekinimai. Prisijungti prie jo nėra draudžiama, bet kokia nelegali veikla ten baudžiama įstatymu. Tai žinai, kaip ir galima įlįst pasižiūrėti, bet tu gali ten papulti ir prisidirbti, to prasme, jeigu suseks ten tave, žinai. Tai... Nu, maždaug geriau ten nenaršyti. Bad boys'o vieta. Nu jo, man tai ten toks atrodytų, kur, žinai, jo, vat, kaip ir sakai, ir ten ta turbūt priekybo žmonėmis tenais vyksta ir ten galbūt, nežinau, tie patys, vat, nu, realiai, nu, visi nelegalūs dalykai. Tai dabar aš biškai domėjausi apie tos drugs, žinai, kaip plukdoma dabar kokainas labai Europoje eina, nes Europoje pagrindinė rinka dabar jau yra to, nes jau Amerikoje perina prie stipresnių dalykų, opioidai ten taip toliau. Oh my god. Tai Europoje pagrindė, nu, Europoje, Australijoje, ten, Azija irgi. Bet kaip įdomu, kaip plukdoma, tai visi dalykai iš Pietų Amerikos, ten, nu, pagrindinis taškas, iš kur gaminama, žinai, iš tų visų tų žemynų. Tai yra, keliauja, priklijuojami yra paketai prie laivų iš išorės, scuba diveriai tai padaro. Ir kažką tokio sugirdėjus. Jo, kai atplaukia, tada nuima, aišku, prigauna kai kurios tokius, nes jau tie žino, kad taip daro. Bet pagrinde, kai viskas vyksta, geriausias būdas ir kur daugiausiai praslysta, tai jie submarinus pasigamina, povandeninius laivus, ir plukdo. Ir ten prikiša belenkiek tonų ir, aišku, jų prigauna kažkiek, žinai, bet, nu, vandeninas yra didelis. Ir nesugaudysi visų pavandenių, žinai, tų laivukų. Jie nėra labai dideli, žinai, tai, nu, žodžiu, ten, ką Amerika sprogdina, ten tuos narkotikų katerius kažkokius, tai ten, žinai, ten lašas. Ten vaikiškai buvo, ne? Ten pagrindas eina vis tiek su tais submarinais, man atrodo, keliauja, kiek supratau, prie tą visą informaciją. Tai... Ir kuo toliau, to brangiau viskas. Europa viena kaina, ten paskui nuvažiuoji Aziją dar brangiau, ten Zelandija ar Australija dar brangiau, žinai. Tai tas kilogramas gali nuo 100,000 iki ten 200,000 pereit, žinai. Nes vat, kas buvo įdomus, vat, ką dar norėjau išgirsti, nes kažkada, bet jau, man atrodo, senokai, čia tikrai ne, gal prieš metus, gal prieš porą, gal daugiau, kažkaip buvo tokia informacija atseit, kad, tarkim, kaip, žinai, daug ten paslaugų, prekių ir panašiai, kainos, žinai, didėja. Ir kažkur buvo rašyta, kad, tipo, kieno kaina išliko, tai, tipo, kokso. Kad, vat, jo kokia ten, tarkim, kaina buvo ten prieš kažkiek laiko, kad jinai yra tokia, žinai, pastovi, tik tais kitas dalykas, dėl ko iš to tiek daug uždirba, nes pasikeitė ne kaina, o poreikis. Tipo, kaina išliko tokia pati, bet poreikis išaugo, žinai.
Ir automatiškai, na, aišku, dabar tai tikėtina, kad jeigu poreikis išaugo, kad galbūt ir ta kaina, žinai, gali šokteltinai į viršų. Bet esmė tokia, kad vien tas dalykas, kad, tarkim, uždirbta ten buvo per kažkiek laiko belė kiek daugiau, net ne dėl to, kad kaina išaugo, bet dėl to, kad poreikis išaugo. Vien tas, kaip žiauriai skamba. Nu, tarkim, kad, žinai, ta kaina išliko vienoda, bet tas vos ne... Manau, kad čia korona turėjo daug šitam dalykui, nes žmonės atsiskyrė, daug visokių vis tiek problemų atsiranda, psichologinio, keičiasi tas pasaulis, daug kas iš namų dirba, žinai, ar ten pastoviai čia visokių karai, viskas, tas daug žmonėms ant smegenų, žinai, daug labai nerimo ir žmonės ieško tų būdų, kaip tą edžą, žinai, nusimti savo, aš einu į salę, žinai, kad tą visą, kad galvas sutvarkytų, žinai, kiti neturi tokio įpročio, alkoholį gal bando tai daryti, maišo alkoholį dar su dragsais kažkokiais, tai visi turi kažkokį būdą, žinai, kiti eina pasivaikščiot, kiti bėgioja, kiti plaukioja baseiną, tai, bet dauguma vis tiek galim pripažinti, kad naudoja kažką, kas nebūtinai būna legalu ir tai pasidaro, kai vartoji jau ilgesnį laiką, tai pasirodo norma, nes tu tiesiog kaip nueiti iš Lietuvos pasimti, žinai, alaus. Tai nueini tą maišiuką pasiėmė ir padaro, žinai, reikalus. Tai gaila, kad taip yra, bet, žinai, čia globalus dalykas, čia visur tai vyksta, tai čia nelabai ką pakeisi. Nu jo. Aš tik tai, žinai, galvoju, kad, vat, kaip pasakiau, dėl tos kainos, žinai, aš neatsimenu, kur šitą informaciją girdėjau ir, žinai, ir tas buvo, ar ta informacija tokia buvo vaizdinė. Ne, aš dabar galvoju, ar vos ne kaip koks straipsnis, ar gal kaip video kokiam YouTube, nu kai tiesiog būna, žinai, kad eini per kažkokius, kur, tarkim, įdomus faktai, ten bla 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 ir dar kažkas tais. Nes, pavyzdžiui, tarkim, dabar paguglinus, nu, ar čia yra ta teisybė, kad, tipo, ten, tarkim, per tos metus nesikeitė, tai kažkaip nerandu. Tai, va, ta, žinai, įdomiausia yra, kad kaip čia iš tikrųjų. Tai gal vis dėlto, žinai, tas dalykas, kad ir tos kainos, žinai, skirtingos. Ir galbūt, kad jos ir kilo per laiką, bet, nu, nėra ko stebėtis, kilant poreikiui, tai tikėtina, kad ir tos kainos galėjo, žinai, kilti. Dar priklauso, kiek pasiūlos yra, tai kuo mažiau pasiūlos, to kaina didėja, tai čia, žinai, čia one-on-one sales, kaip sakoma, kaip aš, tas, keičiau gan trumpą tokią knygą, yra Greatest Salesman of the World. Tai labai įdomi knygelė tokia yra. Viskas įsiteigime yra, reikia įsiteikti savo, kad aš tai padarysiu, žinai. Viskas galvoje tavo, jeigu tu labai nori, padarysi viską, žinai. Tai, nu, realiai jo, nes tas, žinai, pasitikėjimas savim, tai tikrai daug prideda vertės. Ai, kalbant apie vertę. Nu. Šiandien iš tų, žinai, mokymų, vat, būtent tas vertės kūrimas, žinai, ir kas tą vertę sudaro, tai taip labai gerai buvo parašyta, kad ten, tarkim, produktas, žinai, kurį tu ten, tarkim, parduodi. Ten, tarkim, pats tas jau, jo, nu, realiai pats produktas. Ir atsiti tą produktą, žinai, kaip ir tuo pačiu eina ir kaina. Nu, tai realiai paskui, tarkim, paslauga, pats įvaizdis ir žmonės. Nu, žmonės tie, kurie, žinai, parduoda. Tai realiai tavo turimas produktas, atliekamos paslaugos, kaip tas įvaizdis, kaip tu atrodai, turbūt, žinai, ten tarptų pirkėjų. Ir kadangi tai sudaro 4 aspektai, ne, bet tai nėra po 25% kiekvieno. Jie taip nesidalina. Tai vat kaip dalinasi, kad visos tos vertės 60% sudaro žmonės, kurie parduoda, žinai, tą produktą. Ir taip galvoju, okei. Ar taip paaiškino, kodėl, žinai, nes, tarkim, produktą tu gali nukopijuoti, tarkim, ten kažkas parduoda, žinai, perfą vienu pavadinimu, kitas tą perfą kitų pavadinimu, žinai, gali parduoti, nu, kitokio brendo. Paslaugą galbūt kaip ją atlikti irgi gali nukopijuoti, įvaizdį galbūt, žinai, sukurti, arba padaryti tokį panašų, ten, kaip konkurento, žinai, bet, tipo, tie dirbantys žmonės tavo įmonėje, nu, tu jų nenukopijuosi, nes jie vis tiek yra unikalūs, žinai. Tai va, tai dėl to taip yra, kad vat, 1% visos vertės sudaro pats žmogus, žinai. Žmogaus daug priklauso labai, bet ir
prekė, jeigu jinai, žinai, yra labai gera arba geresnė už kitas ir gera kaina jos pagal rinką, tai tada lengva parduoti tą dalyką, žinai. Jo, nes, kaip ir sakė, turi būti viskas. Jo, bet kaip ir sakė, žinai, turi būti viskas, nes jeigu nėra vieno iš tų 3, žinai, kur ten, tarkim, labai, žinai, šūdinas produktas, tai vis tiek yra pakankamai sunku, kad ir tu turi ten, žinai, puikius ten tos žmonės, ten tos pardavėjai, žinai, turi kažkokį ten, nežinau, susidarius įvaizdį, bet gal ten produktas, žinai, šūdinas ir paaišku automatiškai ir gal tas įvaizdis, žinai, paskui gali prastėti, bet kaip pasakė, tai turi būti visi tie 4 dalykai, tipo, sukur, žinai, tą vertę kažkokią. Tai va, galvoju, visai neblogai nuskambėjo. Nu jo, fainai taip, tokie visokie dalykai. Na, klausimas tik tais, kiek ilgam tai įsimins. Bet tai žinok, tai pati pagalvok, tu kai dirbsi ir kai kažką galbūt net panaudosi iš praktinės pusės, kai dirbsi su žmonėm. Ir ta žinias dabar, kai bus tau šią savaitę dar interaktionai su žmonėm, galbūt kažkas tiks iš to, ką jinai šnekėjo. Labai tikėtina. Pabandyk, galbūt pavyks pritaikyti kažką. Galbūt pavyks pritaikyti konfliktinės situacijos sprendimą. Arba patikėl konfliktą tiesiog, viskas. Aš pabūsiu to konfliktinę. Rausias. Žinai, kur maždaug, toj kur nors į kokią parduotuvę čia konfliktą sukelt, pasižiūrėsiu, ar čia buvę iškirsti kažką mokymuose, ar ne. Žinai, pažiūrėsim, ar čia buvę tuose mokymuose. Ja. Tai va. Supratau, tai ką, gerai, ką žinau, man atrodo, čia mes labai plačias temas palėtėm, labai mes ir nuo dark webo iki draksų ir taip toliau, tai ir iki Luvro. Iki Luvro, čia mes pakeliavom taip normaliai, tai fainai. Užskaitau šią. Me too. Ačiū už tavo energiją. Ačiū tau už tavo energiją, aš tai jaučiu, kad mano energija baigėsi, nes tiesiog plyšta galva. Tai žinai, pas tavo 10, pas mane dar 9, tik tais. Tau fainai. Vaikiškas laikas dar pas mane visai. Ja, matai, dar kitas dalykas, matyt, kai vyksta tie mokymai ir bandai susikoncentruoti, vis dėlto ta galva, žinai, priema viską, bet paskui tiesiog pradeda sunkėti ir darbo gale, dienos gale tokia būna. Tokia pilna ir skaudanti. Bet mes užtat labai puikiai pašnekėm. Jo, ir taip net smagu man buvo girdėti tokia užsivedusi šiandien, taip jaučiasi, kad buvo mokymuose tokia fresh tokia užsihaipinu žiauriai. Čia kur, žinai, galėtum sakyti, o tu gali kas savaitę tos mokymus eiti? Arba kažkokį, žinai. Jaučiasi, kad aktyvi tokia diena šiandien buvo, tau nebuvo kimaro, žinai. Jo. Smagu tokia, su tokia energijos. Tokia paskambėjo. Aš taip, pala, aš taip ramiai sėdžiu, žinai, gerai, vai. Kai Kalašnikovas iš karto varo, ne? Pradėjai šaudyti čia bairis iš karto, aš taip dar nesigaudau. Tai va, Kalašnikovas, tai ačiū tau už tavo apkabą ir ačiū jums visiems, kad klausėt. Subscribe, follow. Ačiū, kad nepagailėt valandėlės. Mes labai vertinam tai ir dėl jūsų tai darom. Tai jeigu praklausėt visą, tai ir tada subscribe dėkit YouTube arba Spotify. Ir ačiū. Tau, Kristina, bet tavęs nebūtų šito. Bet tavęs irgi šito nebūtų, todėl sakau ačiukas ir ikiukas. Ačiukas ir ikiukas.